Sveiki atvykę į Džordži Sachašvili namus. Čia jis jau gyvena 20 metų. Jis yra gruzinas. Gruzija – valstybė Pietų Kaukaze, rytinėje Juodosios jūros pakrantėje. Įdomu, ką tiek metų taip toli nuo savosios gimtinės Lietuvoje veikia Džordži. Čia aš kepu kebabus. Sveiki! Šiandienos kalėdinėje laidoje pakalbinsime gruziną Džordži Sachašvili, kad jis papasakotų plačiau apie savo tautos kalėdas. Labadiena. Ne kartą teistas Džordži labai mielai mums papasakoja apie savo šalies tradicijas. Aš iš Gruzijos išvažiavau, todėl kad turėjau ten keletą bėdų ir ieškojau kitokio gyvenimo, svetur atvažiavau čia į Lietuvą ir mano gyvenimo būdas pasikeitė radikaliai, bet savo tautos bruožų aš švenčių aš neatsisakiau. Tikėjimo aš irgi nepakeičiau, pakeičiau tik savo gyvenimo būdą. Jūs lietuviai, kalėdas švenčiat gruodžio 25, ar ne? Taip. Ir mums yra ganėtinai sunku gruzinams pritapti prie jūsų tokio šventimo, nes mes kalėdą švenčiam sausio 7. Ir ta šventė vadinasi šoba. Ne kalėdos, o šoba. Ar galite plačiau papasakoti, ką veikiate per šobą? Šoba tai labai graži šventė. Mes visi einame į bažnyčią vakare. Ir išeidami iš bažnyčios visi vaikštom gatvėse. Sveikinam vieni kitus. Pas žmonės languose dega žvakės. Mūsų bobos kepa pyragus, daro valgyt. O tuo tarpu kalėdų senis, mes jį vadiname Tovilis papa. Jisai išnešioja dovanas visiem vaikučiam. Gal papasakotumėt plačiau, kokius tradicinius patiekalus valgote šobos metu? Taip žinoma, pas mus visada būna satasvili padažo, aštrus marinatai, burnoje tirpstanti hačapuri duona, įvairūs sūriai, saldumynai, o šašlykai. Jau aš pasilgau savo tėvo šašlykų. Aš jau tokių gerų jau, aš pasakysiu, jau nebeiškepu. Mūsų kūrybiniai grupiai labai pasisekė, kad Džordži sutiko parodyti savo vaizdo medžiagą, kaip su šeima švenčia šobą. Iš kur tu šitą mikrofoną ištraukė, jis toks didelis kaip